Sveiki. Šiandieną pašnekėsim apie būtąjį atliktinį laiką past perfect. Visų pirma, šiek tiek apie sudarimą. Šis laikas yra sudaromas iš veiksmažodžio had, būtent had formos, ir jinai visą laiką yra tokia, niekada nekinta, nesvarbu koks yra veikėjas, ir trečios veiksmažodžio formos. Tai yra arba veiksmažodis su galūne ed, arba tas veiksmažodis, kuris yra išmokstamas mintinai. Ir jeigu dar nepasimokėte, paieškokite prie video, yra įrašytos įvairios veiksmažodžių formos, kad jums lengviau būtų jas išmokti. Taigi, pažiūrėkime į sakinį. We had talked before the dinner. Mes buvome pakalbėję prieš pietus arba prieš vakarienę. Mes buvome pakalbėję. We had talked. Matom, yra žodelis had ir veiksmažodis su galūne ed, nes talk yra taisyklingas veiksmažodis. Jeigu norime padaryti neigiamą sakinį, mes nebuvom pakalbėję. We had not talked before the dinner. Pridedam not tarp pagalbinio veiksmažodžio had ir prasminio veiksmažodžio talked. O jeigu norime padaryti klausimą, tai tiesiog žodelį had iškeliame į priekį. Had we talked before the dinner? Keliaujame pažiūrėti į pavyzdžius ir kada šis laikas yra naudojamas. Taigi, pagrindinis dalykas, kada ir tikriausiai viena iš taisyklių ir realiai viena taisyklė tik tai, kad šis veiksmas, jis yra tarsi present perfect atitikmuo, bet yra naudojamas tada, kai kalbam apie kažką, kas vyko labiau praeityje. Tai apie tai, kuo jis skiriasi nuo kitų laikų, pamatysite kituose video, kur palyginsiu jį su kitais laikais, bet dabar tiesiog pažiūrėkime į prastinį naudojimą. Kai veiksmas įvyko ar buvo įvykęs iki tam tikro momento praeityje. Reiškia, bet kuriuo atveju, jeigu mes norim naudoti past perfect, mes turime pagalvoti apie kažkokį tai momentą praeityje, jisai gali būti nusakytas laiku, valandom ar data ar kažkuo tai, arba jis gali būti nusakytas kažkokiais tai kitais žodžiais, bet turi būti kažkoks momentas, kažkoks tai taškas praeity ir mūsų veiksmas iki to praeities taško jau turi būti įvykęs. Pavyzdžiui, I had finished my work by then. Tarkim, labai nesiplečiant į tą then, iki tada, aš buvau pabaigusi savo darbą iki tada. Ar ne? Mes numanom tarsi, kad tas tada buvo kažkada praeity ir iki to taško praeitie aš jau buvau pabaigusi savo darbą. Ar ne? Ir tarkim, lietuviškai kažkiek atitikmuo būtų buvau kažką tai padarius. Padariau praeity iki tam tikro momento praeityje. Pažiūrėkim kitą. She had broken a cup before we arrived. Iki to momento, kai mes atvykome praeity, nes turime arrived jau su id galūne, past simple laikė, ar ne? Iki to momento praeityje jinai jau buvo sudaužusi puodelį. Ar ne? Reiškia, jos atliktas veiksmas, jinai buvo sudaužusi puodelį. She had broken a cup įvyko iki tam tikro momento praeityje. Žiūrėkime kitą pavyzdį. They had gone home when we arrived. Kai mes atvykom, jie jau buvo išėję namo. Mes jų nebesusitikom, jie buvo išėję namo, kai mes atvykom iki to momento. Mes, tarkim, kartais būna, kad sako, tai aš pasakysiu paprastai. Galima pasakyti, visą laiką galima pakeisti laiką, bet prasmė bus nebe tai. Jeigu mes, tarkim, nenaudotumėm past perfect, o tiesiog sakytumėm they went home when we arrived, tai gautųsi, kad mes atvykome ir tada jie išėjo namo, arba jie išėjo namo, kai mes atvykome. Tai reiškia, mes susitikom tarp durį ar tiesiog persimetėm keliais žodžiais, bet mes susitikom. Jeigu mes norim pasakyti, kad mum atvykus jie jau buvo išėję, reiškia, mum atvykus veiksmas jau buvo įvykęs, tai mes naudojam past perfect. They had gone home when we arrived. Taigi tiek labai trumpai apie past perfect laiką. Sėkmės mokantis ir susitiksime kituose video. Nepamirškite paspausti subscribe mygtuko ir užsiprenumeruoti kanalo.